Sveiki, mėly YouTube kanalo žiūrovai ir mano prenumeratoriai. Šiandien ypatinga laida, vasario 16 pagerbimas. Tai gerai, tada ką aš padariau? Ogi paprastai. Štai, už Lietuvą vyrai. Pastačiau šitą ženklą, todėl kad jis simbolizuoja Lietuvos laisvę. Lietuvos vėliavą žinom kaip gybėjos. Tai gerai tada. Ką aš galiu pasakyti apie šitą dieną? Jeigu ne signatarai, ne Jonas Basanavičius, mes neturėtume laisvės. Tai va, dėl to aš pastačiau šitą kardą, jisai simbolizuoja Lietuvos laisvę. Ir parašiau už Lietuvą vyrai. Tai va toks trumpas video, trumpas pagerbimas, tikiuosi jums jisai patinka ir apvažiuosime garbės ratą. Važiuojam? Parašykite komentarus, ar man pavyko paminėti Lietuvos gynėjų laisvės dieną. Ne gynėjų, o signatarų. Vienu žodžiu, Lietuvos nepriklausomybės dieną. Tai va, tikiuosi jums šitas video patiko, daug ką reiškia jums. Jūsų širdise yra gal šiek tiek kažkokį, nežinau, net nežinau kaip pasakyti. Vienu žodžiu, tiesiog tikiuosi, kad jums patinka mano video ir taip aš nusprendžiau paminėti Lietuvos laisvės dieną. O šiaip Valentino dienos neminėsiu, man nepatinka, štai dėl to. Ai, pamiršau pasakyti, su ateinančia reikia sakyti diena. Vasario 16 bus tik tais pirmadienį, jei neklysiu. O dabar yra penktadienis. Bet šiaip aš net tik šiandien galėjau nufilmuoti, dėl to ir nufilmavau. Tai va. Parašykite komentarus, ar man pavyko paminėti šią dieną. Tai va. Tai va, kad nežinau, ką pasakyti. Ui, šaudam vėliavą. Ui. Žinoma, tikiuosi jums patiko ir su draugu, kur mes lošiam Castle Wars, ar kaip čia pasakyti. O, kaip kietai skrenda. O, gal nepataikau. Nieko nepataikau. O, pataikiau. O. Tai nieko. Na tai va. Tai gerai, garbės ratą apvažiavom ir tiesiog aš jums labai dėkoju, kad jūs esate su manim ir minite šią dieną. Ir tiesiog prenumeruokite mano kanalą. Ačiū už dėmesį. Už Lietuvą, vyrai!